Sakykite, kokia šiandien diena? Neįsivaizduoju. Kažkas prieš narkotikus. Ne. Kokia? Penktadienis. Kovos prieš AIDS berods. Žinau, kad labai pavojinga liga šiais laikais. Mirtina, dar vis gaila, kaip ten bebūtų. Beveik nieko. Nesergu. Labai daug, kad aš nesergu. Penktadienis. Žinau, šiandien girdėjau, kad labai išplitęs yra. Per radiją girdėjau. Sakė, kad labai smarkiai plinta paskutiniu metu dėl to, kad negydo valstybė per mažai skiria lėšų. Ypač kaliniams. AIDS, ne, net nežinau. Turbūt AIDS kokia diena jau čia bus. Ir narkotikus kokius jaučiu taip, spėju kažkaip. Nu, prieš AIDS kovos diena. O gal žinote, kaip galima užsikrėsti šią ligą? Nu, įvairiai, daugiausiai tai per lytinius santykius. Šios akcijos tikslas? Tai yra solidarumo diena, kurią mes norim, kad jaunimas labiau atkreiptų dėmesį į živ AIDS, kad tai yra iš tikrųjų pavojinga liga ir tai ypač yra aktualu jaunimui. Kaip nusisekė ši akcija? Daug žmonių atkreipė dėmesį į mūsų rengiamą akciją ir plačiau sužinojo apie AIDS. Kaip kilo tokia idėja paruošti šitokią ekspoziciją? Iš tikrųjų šita idėja jau nėra tokia nauja, kadangi Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimas šitą akciją rengia kiekvienais metais, o šiais metais sugalvojom padaryti mokykloje būtent dėl to, kad tiesiog buvo viena problema, mes negavome raudonų žvakučių miesto aikštėje šitos šventės padaryti, todėl griebėmės kitokių veiksmų ir pradėjom tiesiog mokykloje rengti šitą šventę, susitarėm su pavaduotoja, su mokyklos seselė, kurie mums labai padėjo, taip pat mums padėjo dailės mokytoja, mokiniai piešė plakatus ir iš tikrųjų labai viskas sklandžiai ėjosi.